daugelis žmonių identifikuoja ekologišką lygų iš turgaus. Tas mitas yra, kad jeigu turgui, tai būtinai turi būti ekologiška ir nei kilmės prekių nesidomim, nei kas platina, kas pardavės, iš kur tos prekės atkeliauja. Tai nežinau, kiek dar iki dabar turi turgai to pasitikėjimo mandato. Verčiau reiktų klausti, ko mes turim nedaryti. Ne, čia kai kurie ūkininkai gal sako, kad toks tinginių verslas, ekologinis ūkininkavimas, nes kaimynai lekia su purkštuvais, tu ne. Lekia su trašom, tu ne. Aišku, to darbo piktžolių naikinime reikia visada pastrateguoti, ką daryti, kai negali nupurkšti, turi praleisti gal traktorių daugiau laiko, dirbdamas tą žemę, ardamas, kultivuodamas. Tai bet iš esmės, tokio fizinio darbo iš vienos pusės mažiau, iš kitos pusės jį pakeičia kitas. Žemės dirbimas ir panašus dalykai. Sėjomainos laikymasis griežtesnis šiek tiek visada buvo ekologiniuose ūkiuose. Grįžtant prie statistikos, Europos komisijos tyrimas, kalbant apie ekologiškus produktus rinkoje, buvo paimta virš 7,000 produktų rinkoje, kurie yra vadinami angliškai green claims su žaliaisiais teiginiais. Bio, eko, kažkokie sustainable ir taip toliau. Ir atlikus jų analizę nustatyta, kad 53,3% tokių produktų buvo neaiškus, klaidinantis, nelabai pagristi ir 40% visiškai nepagristi. Angliškai fake green. Tai jeigu susumuoja, mes turim 93,3% ženklų, kurie buvo arba ne visiškai patikimi, arba visiškai nepatikimi. Ir turime beveik tik 7% ženklų, kurie yra oficialūs, patvirtinti iš jūsų šalies. Sveikiname šiandieną su jumis jau 10 kartą. Mūsų tinklalaidė šį kartą yra vasariškai ypatinga. Mes kalbamės štai šiame gražiame žaliame fone apie aplinkosaugą, apie tvarumą ir apie ekologiją. Mūsų labai mėgstame žodį tiek maiste, tiek mūsų apskritai gyvenime. Ir mūsų pašnekovai yra iš tikrųjų išskirtiniai. Tai yra docentas daktaras Visvaldas Varžinskas. Jis yra Kauno technologijos universiteto aplinkos inžinerijos docentas, pakavimo inovacijų ir tyrimo centro vadovas. Ir šalia mūsų yra Eimantas Garšauskas, ūkininkas, ekologinio ūkio auginančio galvijus skirtus mėsai savininkas, kuris taip pat žinomas kaip dainuojantis ir šokantis literatūros žinovas. Į įvairias Eimanto rašytas literatūros apžvalgas siūlau pasiieškoti internete, pasigilinti į jas, tai tikrai vertingi ir prasmingi tekstai. Mes pastebėjome, kad maždaug 97% mūsų žiūrovų žiūri mūsų tinklalaidės neužsiprenumeravę. Todėl mes labai prašome jūsų paprasto palaikymo. Spauskite varpelį, spauskite patinka ir dalinkitės mūsų turiniu. Tai padeda ir Facebook ir YouTube algoritmams tapti mūsų turiniui labiau matomu. Šiandieną kalbėsime apie tai, kiek mums svarbi ekologija mintise ir kiek svarbi ekologija mūsų maiste, gyvenimo būde ir kasdieniniuose pasirinkimuose. Pradėkime iš karto nuo labai paprastos temos. Gerbiamas Visvaldai, kas nulemia, kad parduotuvių lentynose matome tokius produktus, kokie jie yra šiandieną? Ir kiek svarbus įvairių produktų, tame tarpe ir maisto, ekologiškumas? Sveiki pirmiausia. Taip, mes ateiname į parduotuvę ir joje matome pilną įvairiausių produktų, kurie yra tokie, kokie yra. Akivaizdu, kad jos kuria žmonės, vysto žmonės, gamina žmonės, parduoda žmonės, vartoja žmonės. Ir kartais užduotum savo klausimą, kas lemia, kad tie produktai yra tokie, kokie yra. Ir galbūt aš galėčiau išskirti 4 svarbiausius veiksnius, kurie iš principo ir nulemia produktų savybės, kurios yra tokios, kokios yra. Pirmas ir svarbiausias turbūt yra teisiniai reikalavimai. Ypatingai maisto produktam, tai yra higienos normos, saugumo reikalavimai, taip pat ir nepaskutinį vaidmenį tame sudaro ir aplinkosauginiai reikalavimai, kurie paskutiniu metu yra labai smarkiai griežtėjantis. Mes turime ir kritinių plastikų direktyvą, pakuočių naują reglamentą ir teisės reglamentavimas tik intensyvėja.
Antras galbūt labai svarbus dalykas tai yra technologinės galimybės ir medžiagų pritaikymas. Jeigu mes turime kažkokią smulkę mažą gamybą, tai mes galime labai lankščiai keisti medžiagas, bet jeigu mes turime didelės gamyklas, fabrikus arba maisto pramonės įmonės, tai pakeisti vieną medžiagą kitą arba pakeisti procesą yra labai sudėtinga, reikalauja daug investicijų, todėl pati gamyba yra inertiška ir naujovės ateina labai vangiai, todėl čia turi mažieji didelį pranašumą. Trečias, manau, labai svarbus aspektas yra ekonominis, yra kaštai. Vėlgi gaminti galime tai, ką turime parduoti su pelnu, nes jeigu verslas negeneruoja pelną, jis automatiškai neturi ateities. Ir paskutinis ketvirtasis aspektas, turbūt labiausiai įdomus bus mūsų šiandienos diskusijoje, tai yra vartotojų dėmesys produktam, tai yra vartotojas daro pasirinkimą. Jis ateina į plačią pasiūlą, akimis bėgioja po lentyną ir griebia už vienos arba kitos pakuotės. Ir kas lemia tą jo paėmimą? Čia yra daug labai kriterijų, tarp kurių yra estetika, kaštai, prekės ženklo patikimumas ir ekologiškumas arba aplinkosauginės produkto savybės yra tas kriterijus, kuris paskutiniu metu stipriai auga ir tampa vis reikšmingesnis. Tai yra, kalbant ypatingai apie maisto produktus, žmonės ieško lentynose ekologiškumo savybių pasirenkamuose produktuose. Klausimas kylantis iš to, o kodėl žmonės ieško ekologiškumo ir ką iš tikrųjų randa? Pirmiausia, kyla klausimų dėl vartotojo motyvacijos. Ar jisai nori saugoti sveikatą? Ar jisai nori saugoti planetą mūsų vaikams ir taip toliau ir jaučiasi moraliai teisesnis perkantis kažką ekologiško ir kurioje vietoje įvyksta arba neįvyksta vartotojų paklydimai tarp šitų visų lentynų. Kaip Jūs manote, kokiais atvejais šitas visas ekologiškumas tai yra marketingo priemonė, kaip Jūs sakote, pritraukti vartotojo dėmesį ir paskatinti pirkti tiesiog, o ne apie tai kalbame, kiek iš tikrųjų jisai tvariai pagamintas ir iš kokių tvarių medžiagų. Tai aš galbūt šitą atsakymą į klausimą, tai nėra vieno atsakymo, jis galbūt yra kompleksinis, susideda iš keleto svarbių dedamųjų, bet Europos barometro Eurostato tyrimo metu 2023 berods metais Europoje buvo apklausti europiečiai apie požiūrį į aplinką, tai 94% europiečių atsakė, kad jiems asmeniškai svarbu saugot aplinką. Ir tai ateina iš įvairių šaltinių. Tai yra, aišku, nuolatinė kalba apie klimato kaitą, apie aplinkos poveikius, ypatingai apie dabartinės klimato anomalijas, stichinės nelaimės, stiprius vėjus, potvinius ir taip toliau. Žmonės gaisrus Pietų Amerikoje, kurie tikrai verčia žmonės galvoti apie tai, kad klimatas keičiasi ir kad iš tikrųjų turime kažką daryti. Ir 68% iš apklaustųjų pasakė, kad jų vartojimo įpročiai neigiamai veikia aplinką Europoje ir visame pasaulyje. Reiškia, 68%, beveik 70% žmonių sąmoningai susiję savo vartojimą su klimato kaita, su aplinkosauginės situacijos pasikeitimu. Lietuvoje panašus tyrimas apie vartotojų sąmoningumą buvo pakankamai seniai, berods 2012 metais buvo projektas, kurio metu buvo formuojamas ekologiško produkto vartotojo profilis. Ir ten labai daug atsakymų buvo apie tai, kad ypač kalbant apie maistą, kad ekologija tapatinama su sveikata. Kad ekologiška tai yra sveikiau, o kaip žinia, žmonės niekuomet netaupo pinigų savo sveikatai. Sveikata yra tas dalykas, kuriam galima investuoti. Ir netgi 2009 metų, kai buvo ekonominė krizė, teko irgi susipažinti su maisto pardavimo duomenimis apyvarta. Tai iš tikrųjų labiausiai krito suvartojimas tos vidurinės lentynos, vidutinės klasės produktų, tačiau tie pigiausi produktai jie buvo perkami stabiliai, lygiai taip pat ir tos viršutinės lentynos, kurie yra brangiausi arba ekologiški produktai, jų pardavimai taip pat išliko stabilus, kaip vidutinės lentynos iš tikrųjų krito, žmonės taupė.
Žodžiu, žmonės, galima sakyti, jie yra pasirengę, esant ekonominiams sunkumams, atsisakyti kažkokių nebūtinų prekių, tarkim, mažinti galbūt jų vartojimą ar tai laisvalaikiui, tačiau vis dėlto skiria nemažas išlaidas ir nemažina išlaidų kokybiško maisto įsigijimui. Taip, manau, mano prielaida yra ta, kad siedami su sveikatinimu savęs ir su sveikata. Ir kaip ten bebūtų žmogus, jis gali kažko pataupyti, bet jeigu tai yra apie jo sveikatą, sveikata brangiausias turtas, mes žinom, liaudės patarlė, ne? Ir tą rodo žmogaus išlaidos. Ir tą turbūt rodo žmogaus išlaidos. Aišku, grįžtant truputėlį prie klausimo jūs apie tai, kaip žmonės traktuoja, kas yra ekologiška, tai tas aplinkosauginis sąmoningumas, jis tikrai nėra dar pakankamai išvystytas ir žmonės sunkiai identifikuoja prekių pasiūloj tarp tų visų žaliųjų teiginių, kurių apstu. Gai tokia visuomenė nuomonė, bet tas tyrimas Lietuvoje vykdytas parodė, kad daugelis žmonių identifikuoja ekologišką lygų iš turgaus. Tas mitas yra, kad jeigu turgui, tai būtinai turi būti ekologiška ir nei kilmės prekių nesidomim, nei kas platina, kas pardavės, iš kur tos prekės atkeliauja. Tai nežinau, kiek dar iki dabar turi turgai to pasitikėjimo mandato, bet jis pakankamai stiprus ir gajus. Ir aišku, kitas turbūt dalykas, viskas, kas ant pakuotės parašyta eko arba bio, tai būtinai turi būti ekologiška, žmonės labai patiklus, turbūt vienas yra iš iššūkių. Ir dar vienas turbūt iš tokių mitų, tai kuo didesnė egzotika, tuo labiau patiklesni vartotojai. Jeigu lietuvis pagamina produktą ir tai yra tvarus, ekologiškas, vienas toks galbūt požiūris, bet jeigu kažkoks atvažiuoja iš Indonezijos bambukinis vaikiškas šliauštinukas iš bambuko, ten tekstilės, tai jau nelabai svarbu, nes kuo toliau, tuo mes labiau pasitikim tom deklaracijom ir vėlgi lietuvių liaudės patarlė, savam kieme pranašu nebūsi, ne? Tai šitas mitas turbūt irgi gajus, kad ten daugiau ekologijos negu čia. Ir šalia mūsų kaip tik sėdi, aš tikiuosi, kad visgi savo kiemo pranašas, tai yra ekologinius galvijus auginantis ūkininkas Eimantas. Eimantai, ar jūsų produkcija yra parduodama turguose, nors aš kiek žinau, yra tikrai sertifikuota, tikrai ekologiška? Taip, sveiki. Ne, aš manau, kad niekas mano produkcijos turguose nepardavinėja, nebent gauna iš supirkėjų, kuriem aš parduodu savo galvijus, kažkaip tą produkciją, tai galbūt kažkaip patenka, bet nemanau. Tai greičiausiai parduotuvių lentynose sutiksim tuos gaminius ir greičiausiai bus pažymėti ekologinių ženklų, nes superka juos kaip ekologiškus. Tai nemanau, turguose šitos produkcijos nerasim tikrai. Eimantai, jūs pats auginate ekologišką mėsą, o atsidūręs šalia parduotuvės lentynos, kokius produktus renkatės pats, jeigu nepaslaptis? Dažniausiai standartinius, įprastinius, neekologiškus produktus, nes jų rasti yra paprasčiausia. Net nežinau, negalėčiau įvardinti, ką pirkčiau ekologiško parduotuvėje. Jautieną savo, kai turi, atrodo, visada savo galvijus pats vartoji, tai kaip ir nėra reikalo ekologiškos mėsos pirkti. Galų gale parduotuvėse rasti ekologinės jautienos yra sudėtinga, jeigu įprastose maisto prekių parduotuvėse apskritai rajonuose jautienos rasti yra sunku, geros daugumoje matysim kiaulieną. Lietuviai tiesiog daugiau vartoja jos. Dabar jau po truputį atsiranda ir jautienos, nes aš kažkada tyčia ieškojau, sakau, kurgi ta jautiena. Nėra parduotuvėse. Tiesiog nebuvo to, ko reikia. Išpjovos rasti apskritai sudėtinga. Tai nesirenku ekologinių produktų, dažniausiai, kartais galbūt, kai užsinori labai, bet tam prioriteto neskiriu. Kaip Visvaldai jūs manote, kaip dažnai mes parduotuvėse, pirkdami maisto produktus, susidurėme su vadinamuoju žaliuoju smegenų plovimu? Įsigydami produktus, kurie yra ekologiški arba, nežinau, pažymėti ten bio ženklų, tvarumo ženklų ir taip toliau. Kiek jie yra pagristi, nes man vienas pavyzdys kažkada yra labai strigęs, kuomet mes perkame
kokosų aliejų ar kokosų sviestą, kaip kas jį žino, ir yra parašyta kai kur bio. Tačiau faktas yra tas, kad niekada jokie pesticidai ir jokios trąšos nėra naudojamos patręšti arba nupurkšti kokosus, nes paprasčiausiai to nereikia daryti, bet bio ženkliukas jis yra turbūt per aukštai. Ko gero. Tai prašom pakomentuoti plačiau ir kitus pavyzdžius. Taip, tai iš tikrųjų čia labai yra opi tema ir vėlgi mes kalbėdami apie šitą klausimą turėtumėm atsispirti vėlgi nuo prieš tai buvusios statistikos, kur beveik 70% ES vartotojų sakė, kad jų vartojimas įtakoja poveikį aplinką ir jie pasirenka tvaresnius produktus. Ir iš čia iškart susiformuoja labai didelė niša gamintojam, pardavėjam, pirkėjų niša tokius produktus pateikti. Ir tada klausimas, ką kaip gamintojas siekdamas greito pelno tu darai, ar tu iš tikrųjų laikaisi reikalavimo, ar tu sieki trečiosios šalies sertifikavimo, kažkokio tai patikimo ženklo gavimo, ar tiesiog uždedi kažkokį tai ženkliuką, nes vartotojas šiandieną vangiai identifikuoja tikrą ir teisingą ekoženklinimą. Grįžtant prie statistikos, Europos komisijos tyrimas, kalbant apie ekologiškus produktus rinkoje, buvo paimta virš 7,000 produktų rinkoje, kurie yra vadinami angliškai green claims su žaliaisiais teiginiais. Bio, eko, kažkokia sustainable ir taip toliau. Ir atlikus jų analizę nustatyta, kad 53,3% tokių produktų buvo neaiškus, klaidinantis, nelabai pagristi ir 40% visiškai nepagristi. Angliškai fake green. Tai jeigu susumuoja, mes turim 93,3% ženklų, kurie buvo arba ne visiškai patikimi, arba visiškai nepatikimi. Ir turime beveik tik tai 7% ženklų, kurie yra oficialūs, patvirtinti trečiosios šalies, kur gamintojai, ar tai yra maisto, ar tai yra prekių gamintojai, iš tikrųjų atitinka reikalavimus, yra patikrinti, turi teisę naudoti vieną arba kitą ženklą ir taip toliau. Aišku, patiria dėl to išlaidas, jų produkcija automatiškai, turbūt irgi savikaina didesnė. Ir čia šitoje vietoje problema ta, kad apie maisto produktus jų galbūt mažiau yra eko ženklų sistemų, nes kiekviena valstybė savo turi, plus turime ES ženklinimą. Bet šiaip, jeigu kalbėti šis apie produktus, mes bandėm suskaičiuoti, kad oficialių eko ženklų virš 260 eko ženklų sistemų pasaulyje veikia. Tai vartotojai jas visas išmokti, sužinoti, identifikuoti ir taip labai parduotuviai paėmus atskirti yra labai sunku. Dėl to kai kurie gamintojai tuo piknaudžiauja ir nemaža dalis ir deda kažkokius teiginius, kurie sunkiai atskiriami. Tai aš galvoju, kad čia yra didelis iššūkis ir ES rengia naująją žaliųjų teiginių direktyvą, kuri, aš manau, bus žaidimą keičiantis teisinis dokumentas, kuriame bus draudžiama be pagrindo deklaruoti ekologiškumo tvarumo teiginius ant produktų, jeigu nebus iš tikrųjų tam patvirtinimo. Dokumentas sunkiai skinasi kelią, nes, aišku, įdiegimas jo yra sudėtingas, bet dabartinėje žaliojo smegenų plovimo eroje, kuris, man atrodo, toks šiuo metu ir yra, šito dokumento, šito reglamentavimo reikia kaip oro. Pirmiausia tam, kad padėti tiems žmonėms, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai daro taip, kaip reikia ir iš tikrųjų yra sąžiningi prieš savo vartotojus, klientus ir prieš savo sąžinę. Bet čia taip pat svarbus ir vartotojų sąmoningumas. Aš manau, kad europinių ženklų mes jau kaip aptarėm prieš tai, prieš diskusiją yra pakankamai nedaug. Jeigu maisto produktam, tai yra ta vėliavėlė su lapeliu, kuri tikrai yra nesunkiai atpažįstama. Žinoma, neišmokstant tų 260 įvairių valstybių skirtingų ženklų, galų gale Lietuva taip pat turi savo neeuropinį ekologiškos produkcijos ženklą, bet Lietuvos vartotojas radęs produktą su šituo ženklu arba su ta Europos vėliavėle, tuo lapeliu su žvaigždutėmis, jisai tikrai žinos, kad tas produktas yra ekologiškas. Tai žinoma, tais visais teiginiais bio, eko pasitikėti tuščiai neverta, visada atsiverti etiketę, pasižiūri ir tada esi užtikrintas, jeigu randi tai, jeigu nerandi tų ženkliukų dviejų, kurios pakankamai nesunku identifikuoti, tai tada jau žinai, kad
pagal Europos reikalavimus šitas produktas sertifikuotas nebuvo ir jo kaip ekologiško rinktis neverta. Tai tas sąmoningumas iš vartotojo pusės svarbus, žinoma, yra sudėtinga galbūt visada pasitikrinti, pasigerbi bananus, tikrai matai tą bio užrašą ir atrodo, kad tikrai tai ekologiška, bet atsiverti, patikrini, jeigu yra, esi užtikrintas ir tai nėra taip sudėtinga, tik tai skatinti visuomeniai tą žinojimą, tų ženklų atpažinimą, kurių nėra tiek gausiai. Aš noriu iš karto sureaguoti į teiginius ir tikrai negaliu nesutikti ir su maisto produktų ženklinimu pas mus tikrai mes esame padarę pirmus tvirtus žingsnius ir jeigu mes parduotuvėm paieškotumėm maisto produktų su oficialiais ES eko ženklais, jų tikrai rastumėm. Visiškai kita situacija su kitais produktais, kurių Lietuvos gamintojai turbūt, nežinau, 1 ar 2 tik tai yra ženklelius gavę ir tai ne Lietuvos rinkom. Ir ta situacija yra sudėtinga dėl ko? Dėl to, kad jau maisto gėlelę ten su žvaigždučių suformuotų lapeliu ES jau vartotojai žino. Tada klausimas yra kitas, o kas užsiema vartotojų ugdymu, informavimu ir švietimu? Tai kol kas daugelio atveju tik tai patys gamintojai savo pastangom ir man šitoje vietoje labai norėtųsi didesnio valstybės indėlio į vartotojų informavimą ir švietimą, nes kol vartotojas neidentifikuos, nežinos to ženklo ir neis jo ieškoti parduotuvę, tol mes neturėsime proveržio, kad tų ženklų ant produktų atsirastų. Nes jeigu vartotojas jo neieško, jo nežino ir nepažįsta, tai yra silpnas rinkos įrankis. Tai aš galvoju, kad vartotojų švietimas ir jų išprusimo lygis, edukacija yra raktas į, ne žalio smegenų plovimo, bet to tikrojo eko ženklinimo sistemos proveržį. Iš tikrųjų, jūs Visvaldai paminėjote labai svarbius dalykus. Jeigu jau Europos komisija pereina prie griežtesnės eko ir visų kitų produktų ženklinimo kontrolės, tai labai aiškiai parodo, kad eko ir bio visų ženklinimo sistema, iš tikrųjų nėra iki galo veikianti ir juo labiau, kad žmonės ne iki galo ją žino, bent europiniu mastu. Dėl to, kalbant apie vartotojų švietimą, savo kuklų indėlį ir mes laisvė rinktis bandome įnešti mūsų ekrane, jūs aiškiai matote ženklelius, kuriais galite pasitikėti. Savo ruožtu mes skatiname itin pasitikėti lietuvišką produkciją. Ir kodėl? Todėl, kad lietuviška produkcija tvaresnė ir, tarkim, jeigu jums reikia žodžio ekologiškesnė, yra jau vien dėl to, kad jinai nėra gabedama 1000 kilometrų. Štai mes turime Eimanto užaugintą jautieną, kuri yra parduodama, tarkim, Lietuvos didiesiams gamintojams ir greičiausiai realizuojama, tikimės, kad čia vietoje. Ir mes turime, tarkime, 14 000 kilometrų skraidintą jautieną, kuri galbūt ir buvo užauginta laikantis ekologinio auginimo reikalavimo, bet klausimas dėl jos ekologiškumo, kuomet daugiau negu 40% visos maisto taršos sudaro transportas, o ne pats maisto auginimas, tai iš tikrųjų kelia labai didelių klausimų, kiek mes tvariai ir kiek mes tausojančiai planetą vartojame savo kasdienį maistą. Ir buvo kalbama apie tai, kuo vadovaujantis, kokia motyvacija vedami gamintojai užsiema ekologinių produktų gamybą, ar tiesiog norėdami didesnio pelno, ar siekdami kažkokio tais aukštesnio rezultato įgyti kažkokį prestižinį ženklą. Eimantai, kodėl jūs pasirinkote ekologinio ūkininkavimo būdą? Kas buvo jūsų didžiausias variklis? Romantikos mano ateime į ekologinį ūkininkavimą mažai. Ūkį perėmiau iš senelių, kurie daug metų užsiėmė jau prieš tai ekologiniu ūkininkavimu, tiesiog jau prasidėjo europinės paramos ir jie žiūri, kad ūkininkauja panašių būdų kaip ir ekologiniai reikalavimai ir galvoja, kodėlgi ne, jeigu mes galim tęsti šitą veiklą be trąšų, be pesticidų ir toliau taip pat auginti tuos gyvulius, tai mes galim visiškai laisvai šito ir užsiimti toliau. Tai tokio idėjinio kažkokio, kad ekologiškai ūkininkausim nebuvo, nes galų gale dar turbūt tais 4., 5., 6. metais nelabai ir visuomeniai buvo tokio didelio poreikio, žinomumo žmonėm, tarp žmonių ar net tos ekologiškos produkcijos. Ir aš tiesiog perėmęs
irgi tęsiau, nes visada vaikystėje mačiau tokį ūkininkavimo būdą ir man atrodė, kad mėsinių galvijų ūkyje kaip tik galima kuo puikiausiai užauginti tuos gyvulius ir ekologiškai. Nėra jokio reikalo, nei pesticidų, nei trąšų kažkokių naudoti, nors tikrai būtų galima užauginti produkcijos daugiau. Tai va, tai tiesiog tokia ir motyvacija. Žinoma, paskui jau vaikščiodamas pievose ten matai, tai čia žemuogės auga, tai dar kažkas, tai taip galvoju, tikrai gal gerą čia būdą pasirinkai to viso įmo, tos krypties, to ūkininkavimo. Gyvuliai auga be antibiotikų, kadangi mišrūnų banda, tai jie kuo puikiausiai ir tų lygų sugeba išvengti. Griname ore ganosi, ekologiniai reikalavimai yra griežti sertifikavimo, Ekoagros tikrinimai griežti, tai tikrai viskas aukščiausių lygių ekologiškai ir tas ūkis gražus, tiesiog nebesinorėtų keisti jokį kitą, kažkaip atrodo, kad jokio reikalo. O iš praktinės pusės, kaip atrodo ūkininkavimas ekologiniam ūkiui? Ką jūs turite padaryti, kad jūsų užauginta mėsa būtų ekologiška? Gal verčiau reiktų klausti, ko mes turim nedaryti. Ne, čia kai kurie ūkininkai gal sako, kad toks tinginių verslas, ekologinis ūkininkavimas, nes kaimynai lekia su purkštuvais, tu ne. Lekia su trašom, tu ne. Aišku, to darbo piktžolių naikinime reikia visada pastrateguoti, ką daryti, kai negali nupurkšti, turi praleisti gal traktoriui daugiau laiko, dirbdamas tą žemę, ardamas, kultivuodamas. Tai va, bet iš esmės, tokio fizinio darbo iš vienos pusės mažiau, iš kitos pusės jį pakeičia kitas žemės dirbimas ir panašus dalykai. Sėjomainos laikymasis griežtesnis šiek tiek visada buvo ekologiniuose ūkiuose. O šiaip iš to, ką reikia padaryti, tai sudėtingiausias turbūt yra tas, kaip minėjau, sertifikavimo procesas, pasiruošimas jam, mes turim pildyti ekologinės gamybos žurnalus, kas užima laiko, ten viskas labai detaliai turi būti parašyta, kokiam lauke, kada pjoviai, kiek pripjoviai, kur gyvuliai ir kiek pašaro kada suėdė, ko įprastų ūkių šeimininkai neturi daryti. Tokių apsunkinimų tam tikrų yra, negali pirkti gyvulių iš kitų ūkių, negavęs leidimo prieš tai. Tai visada šiek tiek esi įspraustas į tokius rėmus, negali taip laisvai kvėpuoti, bet, kai daug metų tai darai, tai tampa įprastų dalykų ir, aišku, pagalvoju, būtų daug laisviau, jeigu kitaip ūkininkaučiau ir mažiau galvos skausmo, kur kasėti ir panašiai, bet tikrai viskas susitvarko. Tai kiek jūs šiuo metu auginate gyvūnų ir kiek reikia ploto, kad jie būtų laikomi ekologiškai auginamais? Mano ūkyje apie 80, virš 80 mėsinių galvijų visada laikosi, o žemės irgi yra apie 80 hektarų, tai toks palyginus nedidelis ūkis. Dar ne viskas yra pievos, ne viskas yra visiškai skirta gyvuliam, ūkis dar kol kas pereina į tą gyvulininkystės etapą jau 100%, tai dar tikrai galima būtų auginti daugiau ir turiu, kai perėmiau iš senelių ūkį, dar yra ir pievų, kurios yra neatnaujintos, tai dabar jau čia po poros metų turbūt baigsiu visą tą atnaujinimo procesą, tada jau matysiu, kokie yra maksimalūs našumai to ūkio, bet manau dar tikrai galima ištemti šitai ir tų gyvulių auginti daugiau toj pačioj žemėje. O ekologinis ūkininkavimas, ar jisai užtikrina orias pajamas ūkininkui? Užtikrina, taip, tai niekas nesimtų jo, jeigu neužtikrintų. Visų pirma, gaunam ekologinės išmokas papildomas. Su kai kuriais ūkininkais kalbėjau, kurie skaičiavo, ir jie sakė, kad tie papildomi kaštai reikalingi ekologiniam ūkininkavimui, tai yra intensyvesnis galbūt žemės dirbimas ir panašiai, maždaug tos išmokos gaunamos kompensuoja tos kaštus. Tai apytikriai viskas taip ir sueina ant nulio, sakant. Užtikrina orias pajamas, tikrai didelio skirtumo pajamų atžvilgių tarp ekologinio ir neekologinio ūkio nėra, kadangi ekologinis ūkininkas ūkininkaujantis ekologiškai, jisai gauna papildomas išmokas, kurios yra skirtos kompensuoti, sakykime, ar pajamų mažesniam kiekiui gaunamų, ar didesnėm sąnaudom.
Tai iš esmės tos ekologinės išmokos kompensuoja, taip pat produkcija superkama yra šiek tiek brangiau, ūkininkai vis skundžias, kad nepakankamai didelis tas skirtumas ir jis iš tiesų nėra didelis, bet vis dėlto brangiau ir tikrai išgyventi iš ekologinio ūkio galima lygiai taip gerai, tik aišku priklauso, jeigu grinai augalininkystė, nežinau kaip tvarkyčiausi ekologiniam augalininkystės ūkį. Jeigu tai yra su gyvuliais dirbama, tai man atrodo, kad tai yra pakankamai tvaru, turi mėšlo, gyvuliai ganosi ir tyrimai yra atlikti, Angus augintojų asociacija kalbėjo, kad humuso kiekiai žemėje ganant gyvulius jisai didėja, tai tikrai ekologinis ūkis su gyvuliais gali laisviausiai išsilaikyti ir uždirbti orias pajamas. Jūs kalbėjote apie humuso kiekį. Kažkada pokalbėje buvote paminėjęs, kad tikrai tvarus ūkis, tvarus ūkininkavimas be gyvulių nėra įmanomas. Kitaip tariant, veganiškas ūkis faktiškai negali būti tvarus. Ar galite plačiau paaiškinti tai? Taip, 100% čia girdima kartais, ar ne, kad atsisakykim visiškai gyvulių ir turėsim tą ūkį ir apskritai gyvenimą geresnį kažkaip, ar ne. Bet tai su ūkininkavimo praktika tai visiškai nesisieja, nes mes kada beieškome būdų grąžinti į dirvą tai, ką paėmėme, ypač jeigu pereitumėm visiškai tik tai prie augalininkystės, be mėšlo išsiverstumėm sunkiai. Na taip, minimalus žemės dirbimas, tarpiniai pasėliai, visą tai padeda, bet reikalinga organika, reikalingi gyvuliai, ganimas, jų išskiriamas mėšlas, tai yra visiškai reikalinga. Ypač intensyviam ūkyje mes matom intensyvus augalininkystės ūkiai, perka mėšlą, paukščių mėšlą iš paukščių ūkių. Tiesiog paukščių ūkiam nereikia jo, neturi tiek žemės ir kovos vyksta dėl to mėšlo. Ūkininkai yra užsisakę, eilę metų vežasi ir gauti jo yra labai sudėtinga, paklausa didelė, todėl nes efektas patrešus juo augalininkystės ūkio laukus yra akivaizdus ir nepakeičiamas. Mineralinės trąšos, taip, jos veikia greitai, bet jos vėl to humuso kiekio, sakykime, jos nedidina, nekeičia ir ilgainiui žemė, tiesiog nusialina. Tai be gyvulininkystės atkurti dirvožemį, išlaikyti jo derlingumą, kas dabar apskritai ir užsienyje yra didelė problema, mokamos išmokos ir Lietuvoje yra mokamos išmokos už pasirinkimą lauko nedirbti, palikti daugiamečių pievų juostas ar panašiai, su tikslu, kad tai žemė ilsisi, ten įvairūs paukščiukai gali gyventi ir panašiai. Tai šita problema yra matoma ir tikrai be gyvulių išlaikyti ūkio, be pievų, dirvožemio tvaraus, man atrodo, yra neįmanoma. Aš bent jau neįsivaizduočiau, kaip galėtų ypač ekologiškas ūkis mano funkcionuoti be gyvulių, nes tokiu atveju aš neturėčiau apskritai ekologijai ko tręšti. Nelieka gyvulių, taip. Augalai. Nelieka gyvulių, nelieka ekologinio ūkio iš esmės. Nelieka, taip. Yra ekologinių ūkių, tiesa, auga, kiek žinau, atsisakė ekologinio ūkininkavimo, nežinau kokios priežastys, čia lyg kalbėjo, kad ir pamatė, kad gal ir neapsimoka ten, aš nežinau tiksliai, nenoriu spekuliuoti, bet teko girdėti šitokių dalykų, kad ir tikrai ten tie laukai kartais matos, kad ką tu ten, kiek ilgai gali žemę išlaikyti visiškai ekologiškai ir galų gale tos sąnaudos paskui, man atrodo, išauga taip, jeigu norint išlaikyti jos derlingumą be gyvulių, kad veikiausiai gal ir nelabai apsimoka, bet nežinau, yra tikrai ūkių daug metų Lietuvoje dirbančių ekologiškai, augalininkystės ūkių, būtų įdomu jų paklausti, tai negaliu pasakyti. Paaiškinkite, prašau, man tai ką reiškia jūsų pasakymas, kad auginate mišrūnus? Mišrūnai tai negrinaveisliai galvijai, vadinasi, yra sumaišytos, kergiant tam tikros veislės, tai tarkim, mano ūkyje nemažai rangusų kraujo, galvijų turinčių, bet aš, pavyzdžiui, pernai buvau įvedęs limuzinų bulių. Tai mišrūno auginimas apskritai man, lyginant su grinaveisliu, leidžia išvengti ligų tarp galvijų, nes jie atsparesni dažniausiai būna. Net nedažniausiai mano ūkyje tas akivaizdžiai pasitvirtino, jie yra atsparesni ligom, mažiau serga, tai mes paprasčiausiai
išvengiam veterinarų apsilankimo, ten dažniausiai veterinarą kviečiam tik tai veršiavimosi laikotarpį, jeigu kartais reikia, bet tai tikrai sveikatingumą gyvulių leidžia išlaikyti aukštame lygyje, lyginant su grinaveisliais, bent jau iš mano patirties žiūrint. Ir taip pat tai leidžia pasiekti, vadinamas heterozės efektas, apie tai aiškinti. Gal kiek sudėtinga, bet iš esmės daug laisviau galima, kaip čia manipuliuoti, sakykime, veršelių, kurie bus atsivedami, genetiniam savybėm, ne tam tikrais parametrais. Aš galiu rinktis laisvai vienokį, kitokį bulių ir jeigu matau, kad trūksta šiek tiek raumeningumo, tai įsivedi limuziną ar nori liesesnės mėsos irgi, kad būtų didesni veršeliai iš Charolais veislė, tai visapusiškai leidžia ir ligų išvengti ir tą genetinę informaciją galų gale, ką gauni, lengviau manipuliuoti tam tikrų būdų. Bet jeigu žmonės valgo kažkokį tai gryną veislį, jau gyvulį, tai laikoma kažkokiu didesniu prestižu, ar ne? Tai laikoma tam tikrų prestižų, klausimas, kiek tai yra realybė ir kiek iš tiesų tas skonis skiriasi. Gyvulys, kuris turi angusų kraują, turi daugiau tarp raumeninių riebalų, yra įprasta taip galvoti, iš tiesų tai yra artimiausia veislė, veikiausiai vagių veislė, jeigu neklystu, angusai, ir pas mus su angusais jie buvo kergiami dėl tos kokybės. Tai taip. Pasirenki veislę, gali lengviau rinktis, kokią mėsą valgai, nes tada jau maždaug yra žinoma, ten Charolais valgysi, tai bus raumeningumo daugiau, mažiau riebalų, aišku, kartais sako ir mažiau skonio, bet man atrodo, Charolais tikrai yra pakankamai sultinga mėsa, raumeninga, labai nuostabi, kas riebalų nemėgsta. Tai tikrai mišrūnai, jų mėsos kokybė nėra prastesnė. Čia reikia žiūrėti ir į augimo sąlygas, ar gyvulys nestresavo, paprasčiausiai kaip jisai buvo laikomas, kuo maitinamas. Japonijoje alumi girdo karvės. Tai tikrai nebestresuoja dėl nieko. Tai jos ten visiškai nestresuoja ir mes valgom jas kaip geriausią mėsą iš ties. Tai nemanau, tikrai netikiu, kad mišrūnų mėsa nėra tokia skani ar naudinga kaip grinaveislių galvijų. Jeigu ieškai kažko labai specifiško, tai taip, tikrai tada rinksies pagal veislės, tai kas yra išbandyta. Tačiau reikia didelio išmanimo ir apsišvietimo iš paties vartotojo pusės. Taip, apsišvietimo ir noro lūkesčio kažkokio, bet jau tada reiškia, tas vartotojas žino, ko ieško. Aišku, labai populiari yra angusų mėsa ir pas mus ūkių angus daugėja, nes jos nori tos mėsos. Bet sakau, nematau visiškai jokios problemos valgant kitą, kitos veislės kažkokios. Skonis ir kokybė iš esmės nenusileidžia. Taip, priklauso aišku nuo genetikos, kurią ūkis vedė, nes gali būti du angus susauginantis ūkiai, bet viename pasižiūrėję į tą skerspjūvį tų tarp raumeninių riebalų matysim daug daugiau negu kitame, nors veislė ta pati. Bet skirtumas gali būti didžiulis tarp tos pačios veislės. Tai, įsikabinti vieni veislę, renkantis, toks irgi vartotojas šiek tiek gali ir save apgauti, ir sakyti, ne, aš noriu tik angusą, nenoriu šitos veislės, bet galbūt prarandi daug. Tai tikrai reikia žiūrėti atvirai ir tikrai rinktis ne tik tai pagal etiketę, sakykime. Pagal gerą išviešinimą, gerą išviešinimą. Taip, angusų augintojų asociacijoje yra sakę, kad tas grass-fed, sako, mes galim užauginti lygiai sultingą ir skanę mėsą, širdami grūdus. Taip yra sakę. Galvoju, gal tikrai, gyvulys gauna maisto medžiagas, skonis kitoks šiek tiek turbūt, bet ar jisai bus būtinai prastesnis? Gal tikrai ne. Jeigu gyvulys buvo aprūpintas, tenai riebalų netgi gal daugiau, kas suteikia skoninės savybės, ir jeigu norim, tas grass-fed gali jų turėti ir mažiau, negu kad grūdai šertas gyvulys. Tai, aišku, gyvulio geroviai, tai mano atžvilgių netinka. Kaip ekologinio ūkio savininkas noriu gyvulius ganyti, jie kad laisvai ganytųsi, bet mėsos kokybėje vėl turim labai atsižvelgti. Tai ar čia tik nebus kokios naujosios Zelandijos reklama, nes jie turi daug pievų ir tas grass-fed jiem labai naudinga veikiausiai. Tai irgi reikia labai visada, turbūt sunku
vartotojas šitaip smulkmeniškai žiūrėtų. Mes išgirstam frazes ir jom pasitikim ir visada ieškom to, ką išgirdom. Bet iš tiesų, kad yra didesnis pasirinkimas ir nebūtinai vienas tas pavadinimas užtikrina kokybę, tai šitą labai dažnai praleidžiam, bet prarandam. Eimantai, ekologiškas ūkis, ar tai yra laikomas, kad yra modernus dalykas, ar kaip tik čia yra kažkokia tai tradicija, klasika, kažkas seno, ką mes prikeliam naujam gyvenimui? Navigacijas traktoriuose turi ir ekologinių ūkių savininkai. Tai tuo atžvilgiu visas technologijas, kurios yra, tikrai taiko ir netgi bakterijų įvairių dabar yra, kurias gali naudoti ekologinėme ūkyje, atpalaiduoti ten įvairias maistinės medžiagas, galbūt kovoti su grybais kažkokiais, tai išties, lygomis grybinėmis tai yra. Tai išties ekologiniai ūkiai žengia kojon su technologijomis ir tai tikrai yra modernus būdas, tam tikrų būdų, tam tikrų atžvilgių taip mes lyg ir grįžtam į tą senovę, atsisakom to, kas turbūt 20-ajam amžiuje, jau čia buvo sukurti visai, gal net antroj pusėj, masiškai naudoti pesticidai, trąšos turbūt pradžioje, 20 amžiaus smarkiai išpopuliarėjo. Tai atsisakom šitų dalykų, ant kurių dabar iš esmės pastatytas visas žmonijos išmaitinimas, mes taip sakom, tos visos technologijos. Tai tuo atžvilgiu taip, grįžtam į senus laikus, bet, sakau, lygiai taip pat ieškom naujų sprendimų, kaip išlaikyti derlingumus, nes tuo, kuo girdavosi, tarkim, prieš 40 ar 30 metų, kad štai prikūlėm 3,5-35 centnerius, tada sakydavo iš hektarų, čia yra didelis pasiekimas, tai man atrodo, neretas net ir ekologinio ūkio savininkas šiandien apsiverktų apie tokį derlių išgirdęs. Tai jau būtų mažai. Tai tikrai ir veislių turim geresnių ir viską naudojam, ką geriausio galim. Tai tikrai moderniai ūkininkaujam ir jokių negali būti apie tai klausimų, man atrodo. Jeigu norim išlikti, uždirbti, tai ir privalom dirbti. Kiek ekologiškos prekės, maisto ir nemaisto, gali būti laikomos prabangos prekėmis. Ir ten, kur prabangos prekės, labai dažnai dar susiduriama su tokiu dalyku kaip perteklinė pakuotė. Nes jeigu produktas yra brangesnis, jį tarsi norisi gražiau suvinioti, kad šitam prabangesnio sektoriaus pirkėjui būtų maloniau jį atpakuoti ir kad jis pasijaustų, jog turi kažką išskirtinę savo rankose. Visvaldai, kaip jums dėl ekologiškų, dėl prabangių maisto įpakavimo, kas kirba labiausiai? Tai vėlgi čia, atsakant į šį klausimą, turbūt jį reikėtų skaldyti keletą dalių. Pirmas dalykas tai yra tas prabangos sąvoka, ne? Tai mes turime produktus, kurios pagaminti yra tam tikra savikaina ir kaina, už kurią yra parduodami vartotojams. Tai turbūt ta didžiausia prabanga, kai galime už pigiai pagaminti, bet už labai labai brangiai parduoti ir turėti labai didelę pelno maržą. Tai vienas momentas. Kuomet parduodame tik produktą, bet ir jausmą žmogui, kad kažkas, ką jis įsigyja, yra žymiai svarbiau ir vertingiau, negu galbūt yra iš tikrųjų. Tai turbūt nuo pačio vartotojo savimonės ir priklauso, kas yra jam svarbu ir už ką jisai moka. Jeigu jisai perka daiktą, kuris atlieka jam funkciją, arba produktą, kurio jam reikia, jis už jį ir sumoka. Jeigu jis perka kažkokį įvaizdį, kažkokią didžiulį išpūstą pakuotę, kuri patrigubina pačio produkto kainą, tai turbūt yra kitas momentas ir vėlgi aš siečiau šį aspektą su visuomenės aplinkosauginio sąmoningumo lygiu. Jeigu mes pasižiūrėsime į tam tikrus produktus mūsų parduotuvės lentynos ir pavyzdžiui nuvažiavę į Švediją, Suomiją, Skandinaviją, jeigu ten yra duona, tai yra duona minimalistiniai pakuotė, nes tiesiog žmogus ateina pirkti duonos, o ne kažkokio tai prabangiam laminate labai daug poligrafijos marginimo ir taip toliau, žodžiu, kad pakuotė pati šaukia iš savęs.
Jeigu jis ateina pirkti šaldyto žuvies, tai jis ateina perka šaldytą žuvį tik optimaliai supakuotame maišelyje. Pas mus didžiuliai laminuoti maišai, kur aš kartais gamintojui klausiu, kodėl? Atsakymas labai paprastas, nes man reikia užimti šaldytuve vietą. Tai tų momentų yra įvairių ir čia šioje vietoje taip, pakuotės klausimas yra labai svarbus ir mes turime pakankamai daug produktų, kurie yra, kuriuose pakuotės vertė yra didesnė už produkto vertę. Viena iš brangiausių pakuočių, kokias man yra tekę ir jums čiupinėti, tai turbūt yra vienkartinės grietinėlės pakelis, kur mes per konferencijas gaunam tokį 5 ml grietinėlės pakelį, kuris yra toks daugias sluoksnis plastikas su folijos dangteliu. Ir kiek jis kainuoja ir pabandykim paskaičiuoti litro grietinėlės kainą, jeigu mes perkam tokiam pakuotėm. Tai nesuprantam, nesąmoningi skaičiai gaunasi, ne? Tai ten iš principo tu perki pakuotę, gauni grietinėlę dovanų arba už dyką. Tai va čia vietoje aš galvoju, kad pakuočių transformacija vyksta veikiama skirtingų veiksnių. Pirmas dalykas yra griežtas reglamentavimas ir praeitais metais Europos komisijos priimtas naujas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reglamentas įveda griežtas taisyklės apie perteklinės pakuotės, apie ženklinimą, apie perdirbamumą medžiagų ir taip toliau. Lygiai taip pat ir manau, kad vartotojai jau imdami tą perteklinę pakuotę, užduoda savo klausimą, ką man to reikia. Ir mes desperatiškai bandome kovoti su atliekomis, kurias sugeneruojame, nes jeigu mes paimtumėm pasaulį pagaminto plastiko, virš 40% yra pakuotėms naudojama ir daugeliu atveju tai yra vienkartinės kietos arba minkštos maisto pakuotės. Tai šioje vietoje ir tada desperatiškai bandome rinkti jas, perdirbinėti, tvarkyti, nors jeigu mes nesugeneruotumėm atliekų, mums nereiktų kovoti su pasiekmėm. Ir mes labai daug sutaupytumėm. Nes mes patys ir sumokam produkto savikainą už tą perteklinę pakuotę. Tai aš galvoju, kad prestižo apibrėžimas jisai transformuojasi, žmonės tampa racionalesni, mes labiau perinam iš rytų Europos į šiaurės Europos mentalitetą ir statuso klausimas truputėlį taip pat keičiasi ir galbūt aš labai tikiuosi tai ta diena, kai daiktais arba daiktų prabanga, ypatingai daiktų pakuočių prabanga, mums nereikės įrodinėti savo statusą perkant, kad iš tiesų ir generuot papildomą taršą, kurios iš tikrųjų nereikia. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, bet jis toks labai yra sudėtinga atsakyti, paprastai. Iš tikrųjų, taip, jūs atsakėte ir mes tiesiog pakartojame jūsų paraginimą greičiau tapti šiaurės europiečiais, ta prasme, kad mums tikrai nereikia ant kieto pagrindo padėti mėsos ar žuvies gabalo, po to jį įvynioti kažkaip. Taip, tada dar įdėti papildomai į krepšelio, jeigu yra kalėdinis laikotarpis, tai dar 3 kaspinais surišti. Plasmasiniais be abejo, plastikiniais kaspinais, kad tai neparodo, kad viduje esanti ten žuvis mėsa, sūris ar kažkoks kitas produktas dėl to pasidarė geresnis. Aš noriu pasakyti dar galbūt tiesmukiau. Nesiskūskime, kad neturime pinigų, jeigu ištaškome savo pinigus tokiem bereikalingam dalykam, kurie atkeliavę į mūsų namus per 2 minutės tampa atliekom, kaip viskai išpakuojamas. Ne? Tai reiškia, perkam šiukšlės už savo pinigus, generuojam jas labai greitai ir paskui sakom, kaip viskas labai brangu. Tai taupykime, neišlaikdaukime tiem dalykam, kurie yra pertekliniai ir kuriuose nėra tikrosios vertės. Funkcionalumo produkto, naudos. Supratau. Ir kalbant apie ekologinių ir neekologinių produktų kainas, savikainą ir marketinginę poziciją, tai yra statuso parodymą. Jūs esate minėjęs, kad pagaminti ekologišką produktą nebūtinai yra brangiau. Taip. Tai čia šitoje vietoje vėlgi nėra ta taisyklė absoliučiai visiems produktams, visoms kategorijoms, jos negalima tiesiog su bendra vardiklin, bet tekę nemažai per gyvenimą dirbti su pramonės įmonėm, kuriant ekologiškai švaresnius produktus, padedant pramonės įmonėm išvystyti tokius produktus
ir daugeliu atveju atlikus būvio poveikio aplinkai per gyvavimo ciklą analizę mes randam, kurio problemos, jeigu tai yra gamyba, optimizuojami gamybos procesai, taupoma energija, naudojamos tam tikros gamybinės atliekos vietoj žaliavų, pasirenkami mažiau taršų žaliavų šaltiniai, optimizuojamas produktų funkcionalumas, optimizuojami logistikos ciklai, optimizuojamas atliekų susidarimas ir tvarkymas, užtikrinamas produktų ilgamžiškumas, labai daug veiksnių, kurie vėliau išsiverčia į mažesnius kaštus, mažesnius mokesčius, mažesnius išlaidas žaliavoms, mažesnius mokesčius už atliekų sutvarkymą ir, sakykime taip, iš kokių 70-80 į rinką išleistų produktų, apie 90% jų buvo pigesni, ekologiški, jų savikaina buvo pigesni, nei pagaminti prieš tai būsius produktus. Išimtis galbūt yra tekstilė, kur ekologiška medvilnė iš principo kaip žaliava yra brangesnė. Ir taip pat maisto pramonės sektorius, ekologiška augalininkystė. Nes našumas be cheminių trąšų ir cheminio apdorojimo jis yra mažesnis ir išlaidos yra. Tai galbūt yra tam tikri sektoriai, kur negali taip vienareikšmiškai pasakyti. Tai maistui tekstiliai gal netaikyčiau, bet daugeliu atveju kitose pramonės šakose įmonės sugebėjo susimažinti produkto savikainą. Ir ar jie pardavė produktą pigiau rinkoje? Na, manau, kad tikrai ne, nes, kam, jeigu tiesiog yra gajus mitas, kad ekologiškas turi būti brangesnis. Tai kiekvienas gamintojas jisai parduoda už maksimaliai didelę kainą, kokią gali gauti rinkoje, nes taip veikia rinka. Nes kiekvieno verslo tikslas uždirbti daugiau pelno. Tai gavosi laimi visi. Laimi visi. Vartotojas laimingas sumokėjo brangiau, nes nusipirko geresnį, ekologiškesnį produktą. Gamintojas daugiau uždirbo, planeta stupyta. Kas galėtų stabilizuoti šitą rinką ir sulyginti truputėlį, arba pamažinti kainas, tai yra didesnė ekologiškų produktų pasiūla rinkoje. Tada mes turėsime tam segmente didesnę konkurenciją, automatiškai jau tą pelno maržą gamintojo arba pardavėjo, nes importuotojai pardavėjai, nes daug kas importuota yra, ir ne taip pat pamažėtų. Tai yra konkurencinis aplinkos sudarimas. Supratau. O kas jūsų abiejų akimis yra ekologinio produkto, ekologinio maisto ir ne maisto produkto pirkėjas šiandien, pavyzdžiui, Lietuvoje? Kas jūsų pirkėjas? Mūsų pirkėjas. Na, dažnu atveju turbūt išgirdus apie ekologinio maisto pirkėją, tai šauna į galvą pirmiausia pakankamai geras pajamas uždirbantys žmonės. Nes tai vis tik yra brangesnė prekė. Tas rūpinimasis savo sveikata irgi brangesnis dalykas, tai sumokėti tuos papildomus eurus, nes parduotuvėje jautienos, pavyzdžiui, mes galim nusipirkti kartais pakankamai pigiai. Per akciją. Na, per akciją, bet net ir tai palyginus įprastinėse maisto prekių parduotuvėse, žinoma, klausimas, kiek ten yra to buliuko, kurį tu norėtum valgyti, o kiek ten yra karvės paskerstos ir parduodamos, nes jautiena Lietuvoje tas terminas vartojamas, bet po jo viskas yra. Per vieną dažniausią atveju. Visa ta mėsa, taip, Lietuvoje jautiena vadinama ir viskas. Tos skirties jokios nedaro. Kas atrodo skamba gražiai, visada perki jautieną, atrodo tvarkoja, bet niekad nežinai, kas ten yra. Tai va, tai galima įsigyti pakankamai nebrangiai, o iš ūkininkų perkantiesiai, ekologinių ūkių, kurie tikrai žino, ką parduoda, ta kaina yra gerokai didesnė, palyginus su tuo, ką lentynoje gali matyti. Tai atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai iš dalies prabangos prekė, kaip jau minėjau prieš tai, parduotuvės net ir mažiau tos jautienos randam negu kiaulienos. Na, bet tai, aišku, čia jau nebe bendrai apie ekologiškus produktus, jau aš čia į savo daržą labiau nukrypau. Bet veikiausiai, turbūt, didesnės pajamas gaunantys žmonės, tai yra bet kokiu atveju brangesnis produktas, nes yra pastebima visuomeniai tas eko papildomas ir tai yra priimama kaip papildomas gėris kažkoks. Aš galbūt galiu pasidalinti tokias istorinę perspektyvą. Berods 2012 buvo daroma didelė apklausa, sociologinė analizė ir buvo apklausima didelės aibė vartotojų apie ekologiškus produktus ir buvo bandoma nupiešti ekologiško produkto vartotojo profilį. Aišku, aš manau, kad tik išinės transformavosi ir galbūt reikėtų išskirti tokias galbūt dvi grupės. Tai yra vieni žmonės, kurie iš tikrųjų ieško produktų
ir turi pakankamai didelį aplinkosauginį sąmoningumą, bet taip pat atsiradus labai didelė grupė, kur yra pagauta mados. Tai mada, kaip didelė banga, neša kažkur ir dažniausiai žmogus jisai tiesiog yra plaukia pasroviui ir griebia tai, ką nuomonės formuotojai dažnu atveju, mes dabar kritinės nuomonės turim nedaug, labai mėgstam, kad kažkas suformuotų mum jie taip pat pateikia. Bet kalbant grįžtant prie to profilio, tai buvo labai topas tyrimas, aš kiek prisimenu, tai buvo piešiamas portretas, tai yra moteris, gyvenanti mieste, turinti aukštą išsilavinimą, tarp 23 ir 29 metų, turinti vidutinės ar didesnės pajamas ir auginanti bent vieną mažametį vaiką. Tai mes tokį kaip ir turbūt vėlgi atliepint ir kolegos komentarą, tai yra žodžiu miestietis, truputį pakankamai išprusęs, išsilavinęs, turintis žinių, turintis laiko ieškoti, turintis mažą vaiką besirūpinantis sveikata, šeimos ir vaiko sveikata. Ir nežinau, ar tas profilis dabar šiandien turbūt bus pasikeitęs, turbūt ne. Bet kaip pabandom nupiešti, tai gal ir kažkiek ir nūdieną atliepia. Atrodo įtikinamas. Ir šiandien. Gerai, o jūs pats dirbate kaime ir bendraujate su kaime gyvenančiais žmonėmis. O kaip yra dėl tokio pasakymo, kad jeigu kokius nors vaisius daržovės auginu pats, reiškia yra ekologiški? Ar yra taip, kad kaimo žmonės bijo, tarkime, pirkti iš parduotuvių kažko, nes ten jau yra labiau užterštos prekės ir mažiau patikimas? Tai žmogus auginantis pats žino, ką jisai dėjo, ko jisai trešė. Aišku, jeigu laikytumėmės ekologinių reikalavimų, sertifikavimo, įsivaizduotumėm, dabar aš pasisodinu braškių kokių nors, sakykime, ar morkų pasisėjų ir sakau, kad čia ekologiškas. Ekoagros galbūt sakytų, ne, palaukim 2 metus, pereinamas laikotarpis, kol visa žemė išsivalys ir tada jau 3 metais galėsim sakyti, kad tai yra ekologinė produkcija 3-4 metais. Na tai taip, priklausomai nuo to, kad tais metais dėjai į tą dirbą, galų gale kokią sėklą pirkai, nes reikalavimas oficialus yra pirkti ekologinę dauginamąją medžiagą, galima gauti leidimą ne ekologiškai, bet, na, kaip žiūrėsi, taip. Tais metais netrešiai, nepurškiai. Ekologiška. Tau atrodo ekologiška, pagal sertifikavimo reikalavimus dar nebūtų. Reiktų dar palaukti. Reikalavimai išties griežti. Tai va, bet na, šiaip taip. Jeigu taikai visus ekologinės gamybos reikalavimus savo darželyje, tai tikrai gali džiaugtis užsiauginęs ekologiškas braškes, morkas, bulves ar kitokią produkciją. Supratau. Žodžiu, jeigu mes sugalvotumėme savo daržuose prisiauginti savo ekologinių visokių daržovių, vaisių ir panašių dalykų, mes galėtumėme pasitikėti savo pačiu ekologiją tik po 2-3 metų kažkur tais. Na, pagal oficialius reikalavimus, tai būtų šitą. Aš gal noriu sureaguoti, nes nesu ūkininkas, bet galvoju, kad labai svarbu žmonėm žinoti, iš kur atsiranda vienas arba kitas dalykas ant jų stalo. Jeigu man pasiūlo mano bičiuliai kažkokie, kurie ten turi nuosavus namus arba mini ūkius ir ten turi kelias vištas ir turi kiaušinį, be abejonės aš iš jų nupirksiu to kiaušinį, nes aš žinau, iš kur čia atkeliavo. Mūsuose manau, kad trūksta atsekamumo ir jau žinojimas, iš kur atkeliauja produktas pas tave, ar su sertifikatu, ar be sertifikato, jisai jau iš principo sukelia saugumo jausmą. Tas ekologiškumas, lygus saugumas, nes aš žinau, kad žmogus čia užaugino ir taip toliau. Jeigu aš perku kažkur netgi ir turgui, aš nežinau nei kilmės, nei šaltinio, nei iš kur jis atkeliavo. Ir manau, kad atsekamumas produktų tiekimo grandinėje yra vienas iš raktų. Ne veltui Europos komisija dabar turi prioritetą, sukūrus naują strategiją, angliškai from farm to fork, nuo fermos, nuo ūkio iki šakutės, kad būtų kuo trumpesnis atstumas, kad būtų galima atsekti tą tiekimo grandinę, nes turbūt visi gerai jaustumėmės, jeigu iš tikrųjų žinotumėm, iš kur atkeliavo dalykai, kurie atsiranda ant mūsų stalo. Taip. Ir pridėdamas, tikrai su atsekamumu Lietuvoje problemų yra, mėsinių galvijų augintojai, asociacijos lygmenių šitą problemą kelia, nes iš ties net ir galvijų augintojams yra naudinga pamatyti,
paskerdė skerdykloje, kokį tą tavo gyvulį matė. Ir galų gale, aš atėjęs į restoraną kartais pasiklausiu, net ir mandresniam restorane, sakykime, neatsako man ir sutrinka, kai paklausiu, kažin iš kokio ūkio yra šitas gyvulys, kurį čia dabar valgau, steiką, ar kažkaip, ar ne kokio ūkio, kokia veislė. Nežinom, sako, šito dalyko, negalim pasakyti. Sutrinka, nieks turbūt neklausia tokių dalykų, man įdomu būna. Tai va, tai to atsekamuo, jis reikalingas ir trumpos tiekimo grandinės, kaip minėt. Taip pat yra ekologinių ūkių, kurie taiko visus ekologinės gamybos reikalavimus, bet pavyzdžiui savo gyvulius skerdžia ne ekologiniai skerdyklai. Automatiškai tai reiškia, kad jie negali naudoti ant savo produkto ekologinės etiketės. Kodėl jie taip daro? Todėl nes vežti gyvulius iki ekologiškai sertifikuotos skerdyklos jiem yra labai toli. Tai kaip ir gyvulys užaugintas ekologiškai, viskas su juo yra tvarkojame, su ekologiška, bet skerdykla ten nepraėjusi ekologinių reikalavimų, daug popierizmo ir gyvulys paskerstas tenai iš karto nebe ekologiška produkcija. Tai jeigu tu pažįsti tą ūkininką, jeigu tikrai žinai, iš kur atėjo tas gyvulys, tai tu nusipirkęs net ir be ženklinimo jo produkcijos, tikrai žinai, kad tu valgai ekologišką produkciją. Aišku, prisėmi tam tikrą riziką tarp to, kas galėjo nutikti skerdimo procese, bet manau, kad tai pakankamai patikima vis tik yra. Tai jeigu perki visiškai oficialiai, nepažinodamas ūkininko, tai tada taip. Žiūri į ženklinimą labai griežtai. Jeigu žinai maždaug iš kur atėjo ta produkcija, tai net ir be to ženkliuko tu gali būti užtikrintas žinodamas, iš kur tu ją gauni. Žinojimas vertybė. Taip. Ir vienas iš paskutiniausių mūsų klausimų. Tai galiausiai, kokiais kriterijais reikia vadovautis, norint padaryti laisvą pasirinkimą, patį geriausią, patį naudingiausią mums vartotojams? Tai visi norime gyventi tvariai, kaip ES statistiniai duomenys sako, 90% vartotojų jaučia atsakomybę už aplinką. Tačiau kaip man kaip vartotojui paprasčiausiai galima būtų tai padaryti, tai yra didelis iššūkis ir mano galbūt rekomendacijų ar patarimų, tokių paprastų rinkinys prasidėtų nuo paprasto patarimo. Tai pirmas dalykas, jeigu kažką vartojame, tai užduokim savo klausimą, ar mums to reikia ir kiek mums to reikia. Saikingas vartojimas yra pirmas žingsnis link tvaraus vartojimo. Tai yra iš tikrųjų, jeigu įsigijame daiktus, ar mums to daikto reikia, tikrai ilgamžis daiktas, ilgai tarnaus, ar nesugeneruosiu daugiau atliekų, įsigydamas tą daiktą, jeigu tai yra apie maistą, ar pasiplanuoju savo savaitės meniu ir susipirku maisto tiek, kiek reikia, ar tiesiog ar tikrai atsakingai renkuosi. Kitas dalykas tai lokalizavimas. Iš tiesų, maistas nėra tik tai, kaip mes sakome, ekologiškas, siejam su prabanga. Maistas yra labai labai svarbus socialinis aspektas ir ypatingai COVID atveju, kada buvo lockdownas, kada trukinėjo globalios tiekimo grandinės, tam tikrų maisto produktų, kurie yra gabenami iš toli, poreikis sukėlė labai didžiulius iššūkius. Čia mes supratom, kad tvarios tos bendruomenės, kurios sugeba apsirūpinti maisto produktais pilnai lokaliai. Tai yra ekonominė nepriklausomybė, politinė nepriklausomybė, o taip pat ir maisto tiekimo grandinės nepriklausomybė yra labai svarbi. Ir čia yra socialinis svarbus aspektas. Kada mes kalbam apie gabenimą maisto produktų iš kitos pasaulio pusės, mes turime labai didelę taršą ne tik dėl transporto. Čia pakartosiu, jeigu mes kalbam apie klimato kaitą, klimato atšilimą, tai 40%, daugiau negu 40% visų klimato atšilimą sukeliančių išmetimų, dujų emisijų, CO2 ekvivalentų yra sugeneruojama transporto. Ir šitoje vietoje transportuodami maisto produkciją į kitą pasaulio pusę, mes turime tada naudoti daug medžiagų pakuotėm, tiek pirminiam pakuotėm, tiek grupiniam antriniam, tiek transportiniam, tretiniam ir taip toliau. Ir tuomet, kada mes susumuojame poveikius aplinkai tiek gamybos, tiek pakavimo,
transportavimo, vartojimo, atliekų susidarimo mes turime iš tikrųjų labai ženkliai didesnį poveikį aplinkai. Kaip vartojame, mes vis tiek sugeneruojame atliekas. Neišvengiamai. Klausimas, ką mes darom, ar mes tinkamai jas išrūšiuojam. Čia klausimas apie maisto atliekas. Jeigu mes plastikų stiklą galim išrūšiuoti perdirbamą, tai mes dabar turime ir maisto atliekų surinkimo sistemą. Ir maisto atliekų surinkimo sistema yra labai svarbi tam, kad mes biologinės medžiagas galėtumėm pargrąžinti gyvavimo ciklą, kelti to pačio dirvožemio kokybę, kad maisto medžiagos biologinėme cinkle grįžtų atgal ir užtikrintų mums ateities maisto generavimą. Nes žemę labai lengva nualinti. Mineralinės trąšas galima berti, bet mes kalbame apie tą patį ekologiškų ūkininkavimą. Ir kompostas pagamintas iš maisto atliekų. Puikiai trąša, kuri turėtų grįžti atgal į gamtą. Tai šioje vietoje tas keletas dedamųjų, bet pirmiausias turbūt yra klausimas, ar tai, ką vartoju, ar man to reikia. Ir lokalizavimas. Kuo daugiau vietinės produkcijos. Kad ir kokios ekologiškos apelsinų sultis iš Ispanijos būtų su dideliais lipdukais, vietinės obuolių sultis 100 kartų tvaresnės. Net ir iš neekologiškų lietuviškų obuoliukų. Iš gyvenimo, kokios jums apskritai tokios pseudoeko nesąmonės labiausiai yra užkliuvusios? Dalykai priverčia pakelti antakius, tai galbūt keletas tokių. Vienas labai garsus ir žinomas saldainių pastilių gaiviam burnos kvapui gamintojas. Mačiau tokią pakuotę, kur plastikiniai dėžiai įdėta 60 plastikinių dėžučių, kurioje kiekvienoje po 3 ar 4 žirniukus. Tai žiūrinti tą kalną plastikinių pakuočių, tu supranti, kad jeigu aš išimčiau tos žirniukus, jų būtų koks turbūt 20% pagal tūrį lyginant su pakuotės kiekiu. Dar vienas dalykas, kuris irgi labai stebina, tai jau galbūt prieš velykinį laikotarpį mes matome, kad jeigu norim nusipirkti šokoladinį kiaušinį, tai tiesiog mes perkam šokoladinį kiaušinį, bet kartais perkam 3 šokoladinius kiaušinius su 1,5 kilogramų įvairiausių pakuočių, dėžių, bantų, visokių kažkokių kitokių dalykų, kurie per sekundę tampa šiukšlėmis ir užpildo mūsų namie šiukšlių dėžę. Niekada gyvenime nesupratau, kam buvo reikalingas daiktas, kuris šiandien yra uždraustas rinkoje. Tai yra plastikiniai balionų pagaliukai. Atsimenu, būdavo tokie plastikiniai pagaliukai, kur reklaminiai padaromas balionas pagaliukų, duodamas vaikui, vaikas per 15-20 sekundžių balionas nulėkęs, pagaliukas lūžęs ir mes turime atlieką. Tai dabar dėl vienkartinio plastiko direktyvos jie yra uždrausti kaip ir plastikiniai krapštukai ausų, ten su ta visa produktų 10 uždraustų produktų grupė, bet aš manau, kad kuomet dingo tas sprendimas iš rinkos, nieks jo nepasigedo. Tiesiog jis buvo sugalvotas daiktas, kurio funkcionalumo visiškai niekam nereikėjo. O kalbant plačiaja prasme, kas mane labai liūdina, matant mūsų vartojimą ir atliekų srautą, tai yra milžiniškas kiekis vienkartinių perteklinių pakuočių, ypač plastiko pakuočių, kurios ir sudaro didelę dalį tų vandenynuose stūkstančių plūduriuojančių plastiko salų, nes jeigu mes pasižiūrim, daug turbūt matom vaizdelių, video, nuotraukų, kas ten plaukia, automobilių detalės, baldai, grindys, langai. Ne, ten plaukioja pagrinde vienkartinis, perteklinis, daugeliu atveju iš maisto pramonės sektoriaus plastikas, kurio didžiosios dalies, tikiu, buvo galima išvengti. Mes pastebėjome, kad maždaug 97% mūsų žiūrovų žiūri mūsų tinklalaidės neužsiprenumeravę. Todėl mes labai prašome jūsų paprasto palaikymo. Spauskite varpelį, spauskite patinka ir dalinkitės mūsų turiniu. Tai padeda ir Facebook, ir YouTube algoritmams tapti mūsų turiniui labiau matomu.